Turbūt visi tėveliai sutiks, kad nei vienas vaikas neužauga be traumų. Pradedant mėlynėmis, nubrozdinimais, kaulų lūžiais ir baigiant rimtais ir negrįžtamais pakenkimais vaiko sveikatai, kaukolės ir stuburo lūžiais. Deja, daugelis šių traumų nutinka ne buityje. Statistika negailestinga. Lyderio pozicijų neužleidžia eisme patirtos traumos ir nemažas skaičius žuvusių vaikų. Pasak specialistų, dažniausiai eismo įvykiuose nukenčia mokyklinio amžiaus vaikai pradėję važinėtis dviračiais, paspirtukais ir riedlentėmis ar mopedais. Statistika kalba, sužeistas vaikas. Atrodo nieko tokio, sužeistas. Bet kai ten pasižiūri, kokio lygio trauma, pavyzdžiui, galvos smegenų trauma, neatvira. Tai vaikas išgyvena. Klausimas, kokia jo perspektyva, ar ne? Ypač kada trauma patiriama, kai dar vystosi. Tiek pats skeletas, tiek asmenybė vystosi, tiek smegenų dar vystymosi procesai tik yra įpusėti faktiškai. Tai yra didžiulės pasekmės yra. Patyręs, kad ir menkiausia kaulų lūžių trauma, vaikas negali normaliai vystytis, ypač jei tai nutinka esant jo augimo pikui. Kol galūnės sugyja, nuo bendramžių atsilieka jo fizinė ir psichinė raida, nes vaikas negali judėti ir eiti į mokyklą. Kiekviena trauma tai yra kūno katastrofa. Ir jinai yra nulemta, kaip didelė tragedija yra Lietuvoje, kad mes į kiekvieną traumą arba eismo įvykį, kas dar blogiau, mes jį vadiname eismo nelaimė. Tai nėra eismo nelaimė, nes nelaimė ir Pasaulio sveikatos organizacija jau seniai liepia, rekomenduoja atsisakyti žodžio nelaimė. Eismo įvykis tai rizikos nesuvaldymas. Pasak mus konsultavusio saugaus eismo mokytojo, mes gyvename fizikinėme pasaulyje, o mūsų galimybės atlaikyti fizikinės jėgas, masę, greitį, kinetinę energiją ir išvengti susidūrimo yra ribotos. Reaguoti turime labai greitai, o ką jau kalbėti apie vaikus, kurių matymo laukas dėl ūgio yra labai siauras, kurių reakcija ir koordinacija dar tik formuojasi. Jis augantis yra, jis kiekvieną dieną turi mokytis savo kūnas auga, pas jie per metus 8 cm auga. Tai susiduokit, ant kiek reikia mokyti save suvaldyti, elementariai, neužkliūti už daiktų, nepargriūti. Aš jau apie tokią situaciją, kaip išvengti susidūrimo su automobiliu, tai čia net suaugusiam yra sudėtinga. Dėl eismo įvykių, kuriuose sužalojami vaikai, daugelis baksnoja pirštais į vairuotojus. Tačiau yra ir kita medalio pusė. Išties daug vairuotojų automobilį vairuoja neblaivus, kita dalis pervargę, miegoja vos keletą valandų. Treti už vairo patiria insultą. Tai kaipgi galime tikėtis ir pasakoti vaikui, kad eidamas per pėsčiųjų perėją, jis yra saugus, kad taisyklės jį apsaugos. Neperkelt savo gyvybės ir sveikatos saugos kitiems žmonėms, nes kitiems žmonėms rūpi maksimum jie patys. Deja, tai yra realybė. O mes visada stengiamės, kaip sakant, vaikus apsaugoti nuo rūpesčių, nuo nerimo. Norim, kad jie būtų laimingi. Aš taip sakau, bet turim apsispręsti, mes norim laimingų vaikų ar gyvų. Vaikus turime mokyti, kad vienintelis dalykas, kas gali apsaugoti juos nuo eismo įvykių, yra jie patys. Turime papasakoti apie grėsmes, kad jie suvoktų savo gyvybės trapumą, kad išėję į gatvę visą laiką būtų budrus. Tačiau vien kalbų neužtenka. Būtina mokyti ir praktiškai parodyti, kaip saugiai pereiti gatvę, važiuoti dviračiu, nešioti atšvaitus ar liemenes. Tik taip galime sumažinti nukentėjusių ir žūvančių eismo įvykiuose vaikų skaičių pasaulio keliuose. Pasaulinė sveikatos organizacija ėmėsi šio žygdarbio ir 2011-2020 metus paskelbė saugaus eismo dekada. O jos renginys šiais metais trečioji Jungtinių tautų saugaus eismo savaitė, kuri visame pasaulyje vyksta gegužės 4-10 dienomis. Ja Vilniaus mieste ir rajone šią savaitę organizuoja ir Vilniaus visuomenės sveikatos biuras. Mums labai svarbu atkreipti tėvelių dėmesį ir šalia esančių suaugusių dėmesį, kad jų pavyzdys, mokymas labai didelę įtaką daro vaikų elgesiui ir saugą keliuose. Taip pat Jungtinių tautų generalinės asamblėjos iniciatyva per saugaus eismo savaitę renkami parašai vaikų deklaracijai dėl saugos keliuose palaikyti ir perduoti pasaulio lyderiams rengiantiems strateginius vietovių ir apylinkių veiklos planus. Todėl prie šios iniciatyvos kviečiama prisijungti kuo daugiau savivaldybių ir ugdymo įstaigų vaikų ir suaugusiųjų. Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia visas Vilniaus miesto, Vilniaus rajono mokyklas organizuoti įvairius renginius, veiklas, tai kaip prevencinių filmukų kūrimas, pėsčiųjų dviratininkų taisyklių pateikimas kūrybingai.
Daugelis Vilniaus miesto ir rajono mokyklų noriai dalyvauja šioje iniciatyvoje. Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla, kurioje lankėmės, pasak jos atstovų, panašiuose renginiuose dalyvauja ne pirmą kartą. Bendras tėvelių ir pedagogų tikslas pasirūpinti ne tik vaiko ugdymu, bet ir jo saugumu. Mokiniai ir tėveliai, aišku, į mokyklą atvyksta įvairiai. Vieni pėsčiomis, kiti automobiliu, treti troleibusu ar autobusu. Todėl tam, kad suteiktume mokiniams ir tėveliams žinių, mes kartais pasikviečiame mūsų inspektorius, kurie noriai vaikams padeda, suteikia daugiau žinių apie tai, kaip elgtis saugiai keliuose. Mokyklos auklėtiniai kartu su mokytojais kuria prevencinius filmukus apie saugų eismą. Tikimasi, kad toks būdas padės vaikams suvokti situacijos rimtumą ir sumažins eismo įvykių skaičių. Vyresniųjų klasių mokiniai moko vaikus, kaip pereiti gatvę. Čia netoli yra pėsčiųjų perėja, tai mes neseniai kūrėme filmuką, kaip saugiai pereiti per pėsčiųjų perėją. Visuomenės sveikatos biuro atstovai ir ugdymo įstaigų pedagogai džiaugiasi, kad vaikai ne tik noriai dalyvauja šioje iniciatyvoje, bet ir matydami save savo kurtuose filmuose į saugumą žvelgia atsakingiau. Jau mirties ir po to jau viskas bus, galiu pasilikti invalidė, tokiu atsitikimu jau. Labai reikalinga žinoti taisyklės, nes reikia, jeigu nežinosi, tai padarysi klaidų ir bus blogai. Didžiausia problema tai yra, kad man kažkas atsitiks arba net mirsiu. Viskas priklauso būtent nuo tavęs, jeigu tu būsi atsargus, žiūrėsi, tai ir gali išgelbėti savo gyvybę, nes negali visą laiką tikėtis kitais, kad jie žiūrės ir, tarkim, jeigu mašina, kad nenumuštų, kad sustotų. Tikimės, kad šis reportažas paskatins mus visus būti atsakingais ir saugiais eismo dalyviais, juk nieko nėra svarbiau, kaip išsaugoti tai, kas brangiausia – savo gyvybę.